Mes laivė jau, galim pradėti. Labas vakaras, smagu su jumis susitikti, kaip ir kiekvieną mėnesį, podcast'e Augančios kaučerės, kur kviečiam žaves viešnes, diskutuojam įvairiais klausimais ir auginam ne tik savo kompetencijas, bet ir supratimą apie tai, kaip tapti geresniu kaučeriu, kaip save geriau pateikti. Ir šiandien kalbėsim apie tai, kaip savimi labiau pasitikėti kaip specialistu va šitoje profesinėje srityje. Nes aš tikiu, kad kiekvienai iš mūsų būna taip, kad reikia dar vienų kursų, dar kažko nežinau, gal sesija ne visada pavyksta. Ir kyla tada abejonė savimi kaip tos srities atstovų. Tai šiandien turim labai žaves viešnes, Ernestą ir Ingą, kurios pasidalins savo patirtimi ir savo įžvalgomis apie tai, kaip tą pasitikėjimą galima auginti. Ir va dabar net kalbant, kilo žodis, galvoju, gal stabilizuoti, kad jisai taip nesviruotų. Tai aš trumpai prisistatysiu ir tada duosiu prisistatyti savo mūsų viešnioms, duosiu žodį viešnioms. Tai aš esu moterų kaučerė, Jurga Otkazytė, šio projekto bendra autorė. Kaučerė dirbu jau 8 ar 9 metus. Ir irgi prisidėsiu prie šitos temos, nes man jinai irgi labai aktuali. Tikiu, kad turiu kuo pasidalinti ir nekantrauju išgirsti, ką pasakys mūsų viešnios. Tai pirmą paprašysiu Ernestos prisistatyti ir papasakoti trumpai apie save ir apie santykius su šita tema savo. Taip, tai labas vakaras, aš esu Ernesta Skulskytė, santykių mentorė, kaučerė. Na kągi, tai dirbu su daugiausia santykių tema, ar ne, su vyrais, su moterimis, su poromis ir coachingas yra labai nesvetimas ir artimas kasdienai. Na ir kągi, ši tema aišku yra labai svarbi mums visoms, tuo pačiu ir man. Ir manau, paplėtosim šį vakarą taip plačiau, bet man iš karto pirma mintis, ar ne, klausant Jurgos, ateina būtent apie asmeninės patirtis, tai kuom aš remiuosi ir kuom remsiuosi. Tai daugiausia, kaip sakant, paplėtosim ar ne plačiau, bet kitaip sakant, tiek teorija, tiek asmeninės patirtis, tiek patirtis tame pačiame coachinge, kiek mes turime ir tų klientų. Tai žodžiu, visas šitas bagažas ir dar daugiau būtent ir susideda į tą ir pasitikėjimą savimi ir visą tai, ką mes šį vakarą ir pakelsim ir pakedensim, kaip sakant, detaliau. Tai va. Labai bus įdomu išgirsti. Inga, koks tavo santykis su pasitikėjimu savimi šioje srityje ir apskritai gal truputį gali papasakoti apie savo veiklą? Tai labas vakaras, iš tikrųjų esu Inga Daržininkienė, esu mentorė, esu coacherė, esu konsteliacijų praktikė, organizuoju moterų stovyklas į Balį, Graikiją, buvau Maldyvose. Tai irgi labai daug apie pasitikėjimą, labai buvo etapų daug, kuriuose augau ir kuriuose reikėjo auginti šalia esančius. Tai aš ne tik galbūt sesijas vedu, mėgstu labai grupinius užsiėmimus ir labai daug dirbu su metaforinėmis kortelėmis, kaip ir vedu grupės tokius įdomius atradimų pilnus užsiėmimus, moterimi ypatingai. Ir ten irgi atsakoma labai daug įvairiausių klausimų. Iš tikrųjų, pasitikėjimas yra vienas iš svarbiausių, turbūt ir pagrindinių temų, nesvarbu, su kuo žmogus beateitų. Netgi ir dėl pinigų arba dėl šeimos, ir tai vis tiek bus apie pasitikėjimą. Tikrai taip, nuo to daug kas prasideda ir nuo to daug kas priklauso. Taip. Violeta, tark tu žodį, kaip tau yra su šios temos kontekste? Aš labai noriu paantrinti Ingai iš tikrųjų. Aš kaip coacherė dirbu su savitumo, su talentų atskleidimo klausimais daugiausia. Ir kad ir kokios užklausos, kad ir kokį klausimą ar situaciją turi klientas, tas
pasitikėjimo savim tema, jinai visada sklando aplinkui kažkur, kažkada giliau, kažkada paviršiui ir nu, tai yra tiesiog dalis viso buvimo tiek klientui, o kartu per klientą ir mum kaip specialistam. Ir man smagiausia gal, kad mes šiandien iš tikrųjų panagrinėsim šitą klausimą ne taip paviršutiniškai, nu, tas toksai bendras. Reikia pasitikėti savimi. Visi tą suprantam, visi žinom, bet giliau, o kas ten yra, kas tas pasitikėjimas savim, ką jis duoda ir ar tikrai jo visada ten reikia? Gal jisai kažką rodo, gal jisai kažkoks yra rodiklis. Tai vat bus labai įdomu iš tikrųjų pakapstyti detaliau. Tikrai super. Tikrai labai įdomu ir aš tikiuosi, kad mes, nepaviršim praeisim, ne, o svarbiausia iš savo patirties, kaip ir Ernestas sakė, kaip ir Inga, nes viena yra žinoti teoriją, kad reikia pasitikėti savimi, visai kas kita yra padėti savo pasitikėti savimi ir žinoti, kaip tą galima padaryti, ypač tada, kai nėra to pasitikėjimo, tai iš kur tu jį paimti, ne, kaip tu jį užauginsi. Tai pirmiausia, noriu paklausti, kaip jums atrodo, ar pasitikėjimas savimi kaip specialistų yra svarbus veiklos sėkmei ir kodėl? Tai gal, irgi, kuri turit gal atsakymą greičiau, ne? Tai kviečiu pasidalinti, o tada kitos paprašysiu tiesiog papildyti arba paantrinti arba paneigti, arba kitą požiūrį pristatyti. Nu, Inga, kur einu? Tai viskas gerai, be abejo, čia, žinai, net nėra turbūt to kitokio atsakymo, kad žinoma, tai yra pagrindas, kaip ir sakėme, nepasitikėti savimi, bet tas pasitikėjimas irgi nenueisim, nenusipirksim, nesurasim gatvėje, o pasitikėti savimi ypatingai sunku, nes turbūt aplamai pažinti save, kas yra pasitikėjimas vėlgi, ne, man toks pažinimas, visų pirma, pažinti save, nes pasitikėti, kaip tu sakai, mėgstamas žodis, nu tai tu pasitikėk ir viskas bus gerai, žinai. Tu čia tik pasitikėk, nueik pakalbėsi ir tau darbas bus jau, žinai. Bet iš tikrųjų tai čia ne apie tai, iki pasitikėjimo yra labai labai daug tų laiptelių, pražygiuoti reikia, ne? Visų pirma, įsivardinti, kas aš esu ir kuom aš nepasitikiu galų gale. Tai nebūtinai, kad viskuo mes nepasitikim. Yra kažkokia dalis mūsų, kuri kažkur nepasitikė, bet tai nebūtinai, kad apie visumą. O kaip tu supranti, kuo tas pasitikėjimas svarbus veiklos sėkmiai? Nes dažnai būna žmonės, pavyzdžiui, tikrai geri specialistai, bet nepasitikė savimi kaip specialistų, nors turėtų pagrindo realiai pasitikėti. Ir kaip tada jų veiklos sėkmė skiriasi nuo tų, kurie vis tik pasitikė savim kaip specialistų? Kaip tu įvardintum, ką duoda tas skirtumas? Kaip specialistams, žinai, tas pasitikėjimas, tai man yra tikėjimas ir tai yra tik ėjimas, tai yra tik praktiniai dalykai, kuriais tu gali pasiremti. Nu, mes visi bijom ir bijoti yra sveika ir normalu. Pasitikėjimas nenuperkamas, pasitikėjimas įgyjamas. Tai vėlgi, man tai atrodo, kad visada kuo tu daugiau klysi, tuo daugiau patirties turėsi. Ir kai žmogus... Taip, kad tavo požiūriu pasitikėjimas savimi ir tas tikėjimas savimi atsiranda tada, kai mes per veiksmą, ne, per darymą, per judėjimą į priekį. Taip. Būtent, nes turbūt mes kodėl nepasitikim, nes iš tikrųjų tos baimės daug. Nenoriu būti vertintai, kažkokį komplimentą gauti, arba nenusišnekėti, arba kažkokio metodo, apdruk nepritaikysiu kažkokio metodo, žinai, toksai nepatogiai, liktai klientas vertintų tavęs. Nu, mes visada jaučiamės turbūt nepasitikintis tada, kai laukiame arba turime lūkesčių iš kliento. Ir baisiausia dalis, jeigu klientas atsistoja ir sako,
nu žinai, tu man nieko nepadėjai. O, tada jau pasitikėjimas išeina visiškai, žinai, atsisveikina vos ne su visam, nes jį gražinti labai sunku. Tai vėlgi, tai čia lūkestis ir vertės klausimas. Bet žinai, man, Jurga, visų pirma, aš šiandien galvoju apie tą temą ir galvoju, vat, kaip mes sakom, coachingo specialistui pasitikėjimas. Ta prasme, kodėl skaidyt? Coachingo specialistam. Visų pirma, tai yra žmogus. Kas yra coachingo specialistas? Tai yra žmogus. Ane? Ir jeigu žmogus pats savim nepasitikė, tada jau nieko nepadarysi. Klientas tuo labiau tavim nepasitikės ir netikės tavo žodžiais, nes tu tai ištransliuosi kūno kažkokiais, pasimuistymais, ten springimais, ieškojimais žodžio kažkokio labai teisingo, labai, žinai, mokslinio termino kažkokio ir tikrai nusišnekėsi tada. Tai va, ir vėl, man atrodo, kad visų pirma reikia pasitikėjimo ieškoti pas paprastą žmogų. Tegul būna jisai coachingo specialistas po to pataps, bet kiekvienas coachingo specialistas visų pirma turėtų tą dalį savyje susitvarkyti arba bent jau įsivardint ir stebėti save, tą pasitikėjimą. O aš pasitikiu savimi, o aš pasitikiu tą vertybę, tą savybę auginti, užauginti ir tada atsinešti į sesiją tą savo pasitikėjimą. Tai tavo nuomonė, žmogus, jeigu jis nepasitikė savimi apskritai, tai jisai nepasitikės savimi ir kaip specialistu. Ir aš, pavyzdžiui, žinau atvejų, kada žmogus savim nepasitikė, čia ne apie coacherį, čia kitos srities gyvenime, bet labai pasitikė profesiniai srityje. Nes labai gerai sekasi, labai gerai žino ir kai nueina į darbą, viskas, kitas žmogus pasidaro. Tai aš ir tokių atvejų žinau. Tai aš manau, kad taip, tai yra susiję, bet ne visada. Gali būti, kad žmogus kažkaip metamorfizuojasi kitame lauke, kitoje aplinkoje galbūt. Tai žinoma, pasitikėjimas savimi apskritai gyvenime, jis tikrai didina pasitikėjimą visose srityse. Bet ką noriu pasakyti, kad būna ir atvirkščiai. Ir žinau tokių žmonių, kur šiaip gyvenime pakankamai pasitikė, bet profesiniai srity labai atsargiai žiūri. Labai bijo suklysti, nenori pakenkti. Ypač coacherio profesijoje. Tai tokia įdomi labai mintis pamastymui. Tai labai ačiū, kad pasidalinai. Ernesta, kaip tu manai, kokios tau mintis kyla? Apskritai man kyla mintis, mes kalbam, pasitikėti savimi, o kas mums identifikuoja, kad žmogus pasitikė savimi ir ar čia eina apie tą vidinį pasitikėjimą savimi, ar kaip mūsų išorė vertina, o tu tai jau pasitikė savimi. Tai tokie yra tokie įdomus niuansai, nes aš dabar galvoju, tarkim, gerai, apie tą pasitikėjimą savimi. Tai čia ir Inga paminėjo, būtent kas ir man ant liežuvio galo ir ką aš norėjau pasakyti. Aš manau, jeigu tu tiki tuo, ką tu darai, tu turi žinių, patirties ir tu supranti, apie ką tu kalbi, tai tu tada eini į tai užtikrintai ir tu pasitiki savimi. Ir čia, Jurga, gali būti ir tas, kur tu sakei, kad žmogus, pavyzdžiui, asmeniniam gyvenime ten kažką nelabai pasitikė, bet profesinėje srityje pasitikė, nes turi patirties, žinių, kažkokio tai patvirtinimo iš išorės, atsiliepimų ir taip toliau sukauptos patirties, ar ne, kur jam ir duoda to pasitikėjimą savimi. Bet vėlgi, man vis tiek norisi panalizuoti, o tada kas yra pasitikėjimas savimi? Kaip suprasti, kad tu pasitikė savimi? Coachinginis klausimas. Gal šitą reikėtų irgi tokią išskaidyti. Iš ko reikia suprasti, kad žmogus pasitikė savimi? Tai jisai ką, nebijo dėti žingsnių kažkokių į priekį, nebijo komunikuoti, ar išsakyti savo nuomonės, ar pasakyti, tarsi, iš ko mes suprasime. Nes čia irgi gal iš tų ingredientų, manau, iš kurių susideda pasitikėjimas savimi, irgi galima atrasti tam tikrų tų niuansėlių. Čia toks pamastymui, bet aš manau, kad jeigu tu tiki tuo, o dar vienas dalykas, ar įmanoma pasiekti, jau pasitikiu 100%, viskas gyvenu.
Aš manau, kad tai yra nuolatinis procesas. Tam tikrais etapais tu pasitiki, kitą kartą įvyko kažkokia ar situacija, ar kažkokie dalykai, nu, kaip pasakyti, gyvenime, ar tavo profesinėje srityje, nes mes nuolat augam, tobulėjam, aukštyn, žemyn. Kažkada labiau pasitiki, kažkada mažiau pasitiki. Iš šono tu gal atrodai pasitikintis, bet tie vidiniai procesai, nu, jie yra nuolat kintantis. Ir aš nemanau, kad yra taip, kad tu, nu, va, jau pasitikiu ir jau visam ir čia nebereikia kvaršinti galvos dėl to. Čia yra, manau, nuolatinis augimas, bet pagrindas turėtų būti, kodėl tu tai darai. Arba dėl ko tu esi šitoje srityje, ką tu duodi žmonėm. Ir aš manau, jeigu, aš kalbu iš savo patirties, ar ne, jeigu aš aiškiai žinau, kokia mano misija ir ką aš atėjau čia daryti, tai aš ir tikiu tuo. Ir kaip jau man seksis, taip aš jau ten ir eisiu, pasitikėdama ar nepasitikėdama kuo, savimi, kitais. Bet čia ta tokia vėliava, kokią tu neši. Kodėl tu iš viso tai čia esi? Bet yra tokių specialistų, kur aš tikrai žinau ir su kuriais būna pasikalbame, kurie nėra užtikrinti, ar jie tikrai toj srityje yra, ar jie pasirinko teisingą nišą. Ir va tas neužtikrintumas ir jaučiasi pasitikėjimas savimi būtent klausimu. Tai va čia aš manau, kad irgi tai susideda. Aš galiu irgi ir paantrinsiu, nes tai iš tikrųjų tai yra nuolatinis augimas, man irgi taip atrodo. Bet, žinai, man pasitikėjimas, aš galbūt esu dar jogos mokytoja ir man tas pasitikėjimas turi truputėlį kitokį dar atspalvį. Tai vad, kaip sakiau, tikėjimas. Ir tikėjimas nėra tikėjimas, yra tikrai tikėjimas vidumi, kad aš sėdžiu ir tikiu, kad viskas, kas vyksta dabar erdvėje, tai yra klientų, su manim, su klausimais, viskas taip turi ir būti. Ir jeigu aš užduodu tam tikrą klausimą ir jisai gali nuskambėti klientui labai durnai, aš pasitikiu, kad to reikia jam. Važinai tokio globaliam lygmenį pasitikiu viskuom, kas vyksta su manim ir šitoje erdvėje. Va tiesiog, aš tikiu ir pasitikiu, kad taip turi būti. Nes kita vertus, žinai, vat kaip pasitikėjimą identifikuoti savo. Nu, tu pasitikėjimą ir Ernesta vienaip mane identifikuosi, aš sakysiu visai kitaip, kas man yra pasitikėjimas. Ir Jurga kitaip, ir visi mes kitaip. Tai vėlgi čia niekas nepasakys iš šalies, ar tu pasitikė ar ne. Nes iš tikrųjų atrodai pasitikinti, o žmogus išeina nuo scenos, sako, aš va taip va, visą laiką pepušės lapas viduj. O aš sakau, Jėzau, net nepagalvočiau, tu taip pasitikinčiai kalbi. Tai žinai, iš išorės tai iš vis turbūt negali tokių dalykų labai atsekti, nes žmogus kitas moka tiesiog kontroliuoti savo emocinę būseną. Tai čia labai du svarbius aspektus išgirdau. Vienas yra tai, kad pasitikėjimas atsiranda tada, kai dėmesį nuo savęs nukreipi į išorę, į tai, ką tu duodi, dėl ko tu tai darai, kokia tavo misija, ne? Kuo tu daliniesi, kaip tu tarnauji žmonėm, ką tu gero duodi, nepriklausomai nuo to, kaip tau sekasi, ne? Tu tiesiog darai geriausiai, ką gali. Ir kai tu galvoji apie tai, kad aš padariau, aš duodu, aš noriu dalintis, tada mažiau galvoji apie tai, kaip tai atrodo iš išorės ir ar aš čia graži, ar aš čia negraži, ar aš čia protinga, ar neprotinga, ar teisingai pasakiau, ar neteisingai. O kitas aspektas, kur dar Inga papildė, kad svarbu įsitikinimai tada dar, kurie padeda pasitikėti savimi. Ir vienas iš tų įsitikinimų yra, kad viskas į gerą, viskas vyksta taip, kaip turi būti. Ir jeigu mes taip galvojam, tada kiekviena klaida tampa, reiškia, taip turėjo būti, reiškia, taip į gerą. Ne? Jinai nežlugdo tada mūsų kaip specialistų. Ir galbūt netgi toks įsitikinimas padeda pasimokyti iš tos klaidos, padaryti kažkokias išvadas ir galbūt ateityje iš to gauti dar netgi naudos kažkokios. Bet žinai, Jurga, yra buvę labai, mes kažkada coachingo grupėje irgi esam kalbėję apie pasitikėjimą. Ir iš tikrųjų, tas žinojimas, įsitikinimas, kaip tu sakai, kad viskas su manim ok ir tai, kas vyksta, yra ok, ne? Ir būna tokių įdomių dalykų. Pavyzdžiui, sėdi, pačiai atrodo, tokia gera sesija buvo, nu tai fainai, ir žmogus atsivėrė, ne, ir pasakė, pareflektavom, viskas, supranti, po 3 dienų susitinki žmogų ir jinai sako,
nelabai ką prisimenu, žinai, niekas nepasikeitė ir taip toliau. Kitą kartą susitinki, coachingo sesijoje vyksta tokie dalykai, lyg tu bendrauji, nesupranti, ar kažką netgi reikalingo, ar tokio protingo kažką pasakėjai, ar išgirdai žmogų, bet kokią anekdotą papasakojai, pavyzdžiui. Ir žmogui suvažiavo po savaitės, sako, žinok, aš po to tavo anekdoto, man tokia įžvalga kilo, man, žinok, pasikeitė viskas. Ir aš visada galvoju, va čia ir yra tas, Jurga, tas pasitikėjimas tikėjime. Tu niekada negali žinoti, kada bus gera sesija, kada bus bloga. Vienas žodis, jeigu tu galvoji, kad jisai niekinis, kitam bus be proto vertingas, ane? O kita vertus galvoja, kad kaip protingai čia susakiau viską ir žmogus sako, nieko net nesupratau ir net nesuvažiavo, net nepalėtė širdies, į nieko neturiu. Tai, kaip suprantu, gali būti, žodžiu, mes galim klaidingai interpretuoti kito žmogaus patirtį sesijos metu ir, pavyzdžiui, pasitikėti tarsi be reikalo, ne, kad aš čia gerai pavariau, ir atvirkščiai nepasitikėti be reikalo, galvojant, kad gal aš čia kažką ne taip padariau, iš tikrųjų žmogui buvo vertinga. Tai vat ką dar aš išsinešu iš tavo šito pasakymo, kad yra svarbu feedbacką gauti žmogaus. Nu, vat grįžtamą į ryšį, kokią vertę gavo ir kaip tas žmogus mato tą sesiją. Ir paneigsiu, Jurga, tai irgi patikrint, ne visada suvažiuoja. Feedbackas yra toks dalykas, kitas iki moteris tiesiog iš mandagumo parašys, ačiū, kokia faina sesija. Nebūtinai. Nebūtinai tas. Ir vat coachingo specialistams irgi galima tokią žinutę vat turėti, kad vat tas atgalinis ryšys, jisai nieko nedaro. Gali susirinkti tam tikrą informaciją, bet ar jinai bus 100% sąžininga ir kita vertus, žmogui gali ateiti kažkokia pajauta, kažkoksai virsmas po mėnesio laiko. Ir gali išgirsti televizoriui pasikartojantį tavo žodį ir bus va tas, persisukimas. Taip, kad tu negali būti tikras. Tik praėjo sesija tą dieną pasakyti, nu kaip jauties. Vienas sakys, wow, kitas sakys nieko, o po savaitės atvirkščiai tie, kurie sakė taip, pasakys kitaip. Taip, aš esu gavusi žinutę po pusės metų po sesijos, kad sako, dabar tik supratau, sako, nerealiai man, nu, sako, net šiurpuliukai nuėjo per kūną. Bet taip, aš tiesiog žinau, kad svarbu suteikti žmogui erdvę, jeigu žmogus nepatenkintas, tai dažnai pasakys. Nu, vat, jeigu suteiki erdvę pasisakyti, kad nepatiko kažkas, tai ypač jeigu labai nepatenkintas, tai tikrai pasakys, pasinaudos progą. Bet aišku, ne visada visokių žmonių būna ir tos feedbackus irgi už 100% irgi ne visada verta priimti. Aš atsiprašau, norėčiau jo dar pasakyti, būtent apie tos feedbackus. Kai tu nepasitikį savimi, tu tarsi lauki to feedbacko kaip kažkokio atsakymo, nu, kaip man paėjo. Bet jeigu į tai žiūrėti, kad, taigi, to žmogaus reakcijos nuomonė, ar ne, kuri gali kisti ir laikui einant, ir ten po mėnesio vienai, po metų gal ten transformacija įvyks, ne, ten po tos sesijos. Bet nepriimti, kad tai jau yra tau kažkoks nuosprendis ir mes negalime būti atsakingi už to žmogaus suvokimą, būseną, kad šitas feedbackas, grįžtamasis ryšys būtų tiesiog kaip, nu, tokia pridėtinė galbūt vertė, bet jinai nenumenkina mano pasitikėjimo savimi, nes reikia suvokti, kad aš padariau geriausia, ką galėjau, o kokia yra to žmogaus reakcija, tai manęs neapibrėžia kaip specialisto. Nes jeigu ten 10 pasakysiu, ai, nieko, tai ką aš nebepasitikėsiu savimi, tai va čia ir vėlgi eina tas, kad aš tikiu, aš žinau, kaip aš darau, kad aš geriausia darau, arba ką aš iš to pasimokau, kaip atskirti du atskirus vienetus, klientą ir save, ir kad tai, aišku, daro įtaką grįžtamasis ryšys, ir tai yra normalu, mes esame žmonės, bet irgi su juo nesusitapatinti, nes kitu atveju, nu, galima labai stipriai nueiti lankas ir tu gali iš tikrųjų pradėti nebepasitikėti savimi. Bet reikia suvokti, kad tai yra to žmogaus matymas, visiškai kita perspektyva. Taip, ir tuo pačiu aš turiu anketą po sesijų, tai tikrai neblogų įžvalgų gavusi žmonių, vat, iš jų pusės, ne, iš patirties, apie tai, apie ką aš nepagalvoju tiesiog, nu kaip tai gali iš kliento pusės
atrodyti ir net ir rekomendacijų, arba kas patiko, vat irgi, pavyzdžiui, atrodo lyg nieko tokio, o vat keli žmonės tą patį dalyką pažymėjo, kad labai patiko, tai tada tu supranti, nu, kad vat žmonėms vertinga tai yra. Tai tiesiog yra toks kaip augimui labiau skirtas, bet labai irgi gera mintis tavo, kad nu, svarbu nesusitapatinti, nei su teigiamu feedbacku, nesusireikšminti, kad čia, o čia aš jėga, jau čia viską nerealiai varau, tiek su neigiamu, ne? Tai vis tiek mes turim savo stuburą turėti ir man tai labai siejasi su emociniu intelektu, vat emociniu meistriškumu, kada žmogus sugeba atskirti, kur esu aš ir kur nesu aš, ir kur yra kitas žmogus, ar kito žmogus nuomonė, ar yra interpretacija, ar yra jausmai kažkokie tai. Nors sakyčiau, kad pasitikėjimas arba nepasitikėjimas savimi, aš truputėlį labiau prie jausmų priskirčiau, kas irgi vat gali svyruoti. Vieną dieną mes galim labiau pasitikėti savimi, kitą dieną galime mažiau pasitikėti savimi. Kaip jum vat atrodo, kodėl tas pasitikėjimo arba nepasitikėjimo savimi lygis svyruoja? Nuo ko tai priklauso? Įvairiai nuo daug ko gali priklausyti, manau, ir nuo tos pačios nuotaikos, emocijų, nuo nuovargio, streso lygio, galų gale, ar tu išsimiegojęs esi, ar tu pavalgęs, kiek tu reikalų turėjęs ir taip toliau. Tai galų gale esame žmonės ar ne, ir mes visą šitą būseną atsinešame į tą pačią veiklą ir į tas pačias sesijas. Bet lygiai taip pat, aišku, aš tai susiečiau ir vėlgi su patirtimi ir su žinių bagažu. Bet irgi, kad neišeiti į tą, kad dar nepakankamai žinau, kai čia jau išmoksiu, kai dar kažką ten pabaigsiu kokius kursus ar mokymus, tik tais tada pasitikėsiu savimi. Tiesiog su tuo, ką dabar aš turiu, ką žinau, su tuo ir eiti. Tai va, bet susidaryti, aš manau, tas sąlygas vien geros savijautos. Bent jau aš tai tą jaučiu ant savęs. Jeigu tu gerai jautiesi ir tavo būsena, nes, nu, mažai apie tai yra kalbama, bet miegas, nu, kaip mažai, čia aišku, žiūrint, kom domimės, bet miegas, sveika gyvensena, mityba ir ta tokia švara emocinė savęs priežiūra, tai labai priklauso, ką tu atneši ir kitam. Tai kitaip tariant, svarbu prisimti atsakomybę už savo būseną, tiek fiziologinę, fizinę, tiek psichologinę būseną. Nes nuo to gali priklausyti ir mūsų savęs vertinimas. Ne? Ar mes geriau save vertinam, ar blogiau. Aš vat irgi turėjau tokį įdomią situaciją. Mano viena draugė kursus tokius lanko ir ten reikia, nu, paklausti irgi draugų, kaip jūs mane vertinat. Ir ten reikėjo balus surašyti. Ir aš jai siunčiau tuos balus. Ir kažkaip tai kažkas ten netiko ir jinai paprašė dar kartą ten gal po savaitės vėl sužymėti. Ir aš sužymėjau, tie patys praktiškai ten klausimai, gal vienas, gal koks skiriasi. Ir aš pasižiūrėjau, kad mano skiriasi vertinimas. Aš vieną savaitę jai visur daviau aukštesnius balus, kitą savaitę visur žemesnius ar atvirkščiai. Ir per vienodą, ta prasme, santykis buvo vienodas. Tiesiog vieną dieną, matyt, mano nuotaika buvo geresnė. Kitą dieną gal buvo netokia gera. Ir man tada tas palankesnis vertinimas atrodė, kai gera nuotaika. Ir aš manau, kad tas pats yra ir su mumis. Tai vat tą netgi pasitikėjimą ir nepasitikėjimą savimi gal neverta už gryną pinigą labai priimti. Bet vat ką aš dažnai girdžiu, tas abejonės, ne? Ar aš pakankamai gera, ar aš jau galiu tą ir tą daryti, ar aš jau galiu padėti, ar aš nepakenksiu žmogui. Tai vat kokie jūsų būtų galbūt patarimai tokiais atvejais, kai žmogui kyla, vat kaip specialistui iš profesinės srities tos abejonės? Čia gal nežinau. Jo, man irgi toks atrodo, kad galbūt pradžioj būna, pradžiamoksliui nevadinamam. Bet vat patirties reikia, bijau, bet darau, bijau, bet einu iš tos operos, kad leisti sau klysti. Vat žmogui baisiausiai yra turbūt suklysti, nes kaučeris turbūt irgi niekada neis į tą sesiją tol, kol nebus jau viršūniai. Nu jau viską žinau, visas technikas pritaikysiu, kai viską išmoksiu, bet iš tikrųjų kita vertus iš patirties suprantu, kad tų technikų iš viso net nereikia, nes reikia pačio proceso buvimo su klientu ir girdėti, reikia išmokti atsipalaiduoti kaip tik ir būti šalia ir girdėti žmogaus istoriją tik tai. Ir pats žmogus tiesiog randa tų atsakymų ten paklausus vieną antrą klausimą.
Bet žinai, čia būna pradžioj tik tai, kai netgi kaučiai daro sesijas vienas kitam arba draugams, ten tokia pradžia būna, ne būreliais, jie susijungia. Tai atsimenu, būdavo irgi ten pasiema popieriaus lapą, žinai, visus klausimus užsirašo, kad tik neduok dievė nepaklausčiau, nepraleisčiau to klausimo, tipo, kuo daugiau paklausiu, tuo bus geriau. Bet ne, nu tai kaip tik reikia kuo mažiau klausti ir kuo mažiau kištis galbūt į patį procesą. Jeigu tuo labiau klientas yra kalbėtojas, mėgstantis, ne, atvirai kalbėti, tai čia ir yra pagrindas leisti savo būti nežinojime ir leisti klysti. Mhm. Tai tuo geresnis specialistas, kuo jis labiau mažiau galvoja apie save, ar aš čia geras ar blogas, ką aš moku, kokias technikas pritaikyti, o daugiau girdi kliento istoriją, kliento pasakojimą. Ir panirsta, vat, pavyzdžiui, tikrai būna tokių sesijų labai daug man, kad pamiršti, tu tiesiog pamiršti, kur tu esi ir kas tu esi. Visas dėmesys yra ten ir tada nėra didelio skirtumo, kaip tu ten save vertini ir panašiai. Tai labai va tokia irgi įdomi įžvalga. Man labai patiko, žinai, kažkas yra va tokį, kažkokia mentorė mano irgi sakiusi, vat kokią savybę reikia į save įsileisti, žinai, kokią smalsumą. Vat smalsiai klausykės istorijos, lyg kai filmą gerą žiūrėtum, klausykės, kaip ten, o taip, o Dieve, dar taip ir šitaip galima, smalsiai. Ir tada, kaip tu sakai, būni kartu toje tėkmėje su tuo klientu, tau pačiai labai daug klausimų kaip žmogui tiesiog kils. O kaip čia, o kaip, o tu matai, nu va tas smalsumas labai, labai leidžia ir klientui smagiai ir jaukiai maloniai būti, ane, toje sesijoje. Ir pačiam kaučiui atsipalaiduoti tiesiog toje tėkmėje. Taip, tai dabar tavęs beklausant, aš pabūsiu grinčas toksai ir užduosiu klausimą, kurį galėtų koks nors kritikas užduoti. Gerai. Tai tada kiekvienas gali būti smalsus, ne? Ir kaimynė gali smalsiai išklausyti, ir ten draugė gali smalsiai išklausyti. Tai kuo tada tas specialistas coachingo skiriasi nuo šiaip smalsių žmonių, kurie užduoda klausimus, kaip žmonės ir smalsauja klausydami kito žmogaus? Nu, kaučerio tikslas yra truputėlį kitoks, ne tik paklausyti, ne, bet padėti žmogui išsiaiškinti, kas galėtų jam padėti. Kaimynė turbūt tokio tikslo neturės, jinai norės pasmalsauti, kur tu tai nusipirkai ir padėjuoti kartu, wow, kaip tau sunku, nu tai pritarimo, ane, vat. Bet tas buvimas, smalsumas, man nėra apie tai, kad nu, tenais sėdi tik tai ir klausais. Tu klausais tam, kad iš to girdėjimo, kas tavyje vyksta, tau kiltų organiškai tas klausimas kaip kaučui. Nes mokyklą baigiam, tai mes nebereikalo. Tai mes žinom, ne, kaip sesija vyksta, kur mes vedam žmogų, kur norim nuvesti. Bet mes jį nevedam kaip tą šuniuką su pavadėliu, kad ne, dabar eisi ten, va dabar toks klausimas, dabar prašau atsakyk ten. Ne, mes leidžiam tam šuniukui lakstyti, prisijaukinti ir tada gražiai užduodam ir nuvedam, va, o kaip būtų, o kaip norėtum, ne, ir viskas taip, man tai labai organiškai, va tas smalsumas su coachingu, man tai ta savybė labai, tarp kitko, man irgi padėjo. Išlaisvino pasitikėti savimi. Va tas pasitikėti. Nes tada, kai tau palieka smalsu, tu negalvoji apie save. Tu esi visa su klientu. Taip. Tai mums kritikas pritarė, patenkintas. Tai galima, tarkim, jei aš taip išsinešu irgi, aš bandau, nu, kaip atrasti būdus, kaip gali ypač pradedantys specialistai savo padėti, nes mūsų podcastas ir skirtas daugiausia pradedančiom coacheriam. Mes jau truputį pažengusios, tai mes jau galim dalinti savo patirtimi. Tai gal tada, kai kyla abejonės savimi kaip specialistų, visai gerai tuo metu išsikelti savo uždavinį būti geru smalsuoliu. Va tokiu atvirų, sąžiningų, įsitraukusių smalsuolių.
Ir kai abejonės praeina, tada gali grįžti prie technikų, dar kitų dalykų. Ta prasme, kad tai gali tave išnešti ir padėti tą laikotarpį, kai yra žemesnis pasitikėjimas savimi, jį, kaip pasakyti, pravažiuoti. Violeta, tu gal jau labiau kaip atstovė, tu arčiau pradedančiųjų, bet jau irgi patyrusių, kaip tau viso tai skamba, kokios tavo įžvalgos? Taip trumpai, jeigu mes imam tai, kad nepasitikėjimas savim kaip specialistų pasireiškia per abejonės, tai tos abejonės nebūtinai rodo, kad tu esi blogas specialistas. Tai gali rodyti, kad tau rūpi. Ir tai yra labai puikus dalykas paaugti. Ir kaip žmogui, ir kaip specialistui. Nes jau coachingo specialistas, tai jisai negali augti vien tik tai kaip specialistas, jisai kartu auga kaip žmogus. Tai tos abejonės ir tas pasitikėjimo savimi tema yra labai geras filtras profiltruoti gerus specialistus. Iš tikrųjų, nemaža dalis po mokslų specialistų atkrenta. Dėl to, kad jie nepraeina to egzamino. Jie iš tikrųjų su tom abejonėm nieko nedaro. Tai kilo abejonė, ieškom priežasčių, kur ten, iš kur, kodėl, nes dažnai tai slepiasi ne vien tik tai profesiniuose dalykuose, ta abejonė gali kilti iš kažkokių tai vidinių blokų, įsitikinimų ir dar kažką pradirbam tą, paaugam kaip žmogus, paaugam kaip specialistas ir toliau. Prisimenant mano pradžią, kaip iškart po mokslo arba dar besimokant, kai sesijos tos praktika buvo, tai abejonė, aišku, buvo daugiau, pasitikėjimo mažiau, paskui pasitikėjimas atrodo, kad jau aš pasitikiu savim ir po kokio laiko pagalvoju, kad tada, kai aš galvojau, kad aš pasitikiu savim, ne, dabar aš pasitikiu labiau. Tai kaip ir Inga, ir Ernestas sakė, čia yra procesas, nuolatinis procesas, jisai auga, tas pasitikėjimas savim, nežinau, ar auga, ar jisai keičiasi, modifikuojasi, kažkaip transformuojasi, bet jisai negali būti statinis, jis negali nesikeisti, nes tada jau tu eini atgal, nebe į priekį. Tai tokios mano mintis apie tą pasitikėjimą savim, ką daryti. Ką daryti? Kaip mes ar nepradėjom kalbėti, ar ne, nuo to, ką daryti, kai tu pradedi nepasitikėti savim. Tai viena yra, ar ne, ką mes kalbam, tai čia su klientu, ar ne, bet kitas dalykas, ypatingai pradedantiesiems, kaip gauti klientų. Ir tada, ką aš darau su tuo, nes iš tikrųjų, ar ne, ir visa ta ir socialinė medija, ir kaip mes einame ir parodome pasauliui apie save, kad aš esu tas apskritai kaip specialistas. Tai šitoje vietoje irgi gali būti tas nepasitikėjimas savimi, bet aš galvoju, mano patarimas yra toks, čia yra visiškai remiantis mano nepatirtim. Jeigu aš tik nepasitikiu savimi, vadinasi, reikia išjudėti šito taško ir kažką daryti. Tada eini ir darai. Tada, kai klientai eina pas tave, kad tu ir kaip ten, tai transformuosis vis tiek. Ir tada tu matysi, nes jeigu tu turi klientų, vadinasi, tu teisingai kažką darai, vadinasi, tu tiki savimi, ar ne? Ir tada dar žiūrėk, gausi ir grįžtamojo ryšio ir automatiškai tu vėl praslysti ir pravažiuoji. Nes čia galima irgi, aš esu darytoja, nes aš ten užsimurdyt savo mintise, kaip man bloga, aš tik pajaučiu, kad man blogai, aš einu darau kažką, bet yra tokių, kuriems reikia ten pirmai išbūti, čia kiekvienas mes esame savaip, ne, bet man dalinantį savo patirtimį, tai aš jau žinau save. Jeigu man yra tik kažkokia tai būsenėlė, tai aš turiu išjudėti iš to taško. Ir tada tu per rezultatą, per darbą, čia reikia dirbti, čia reikia įdirbę, čia turi dirbti. Nes šiaip savaime tai neįvyks ir nepasidarys. Ir kai tu dirbi, tu darai, tu gauni rezultatą ir tada tu pradedi pasitikėti labiau savimi. Taip, man irgi labai paantrinsiu, žinai, tas praktika, aš irgi su vienareikšmiškai tik tai praktiniais dalykais,
nugalėjau savo baimės galbūt, jas įžeminau, su jom susidraugavau, bet tik per darymą. Ir va tas darymas, žinai, toksai yra, bijau, bet man labai smalsu, man labai įdomu ir aš vis tiek einu ten. Todėl, kad susirinksiu patirtį. Jeigu ir blogai bus, ir jeigu ir ne tai bus, aš turėsiu patirti, kaip kitą kartą nedaryti, pavyzdžiui. Taip. Tai, o aš labiau save priskiriu prie galvotojų žmonių. Tai man irgi reikia išjausti, išbūt, su savim pasikalbėti, save pasikaučinti ir tada aš galiu judėti prieki. Tai vat ką aš noriu tuo pasakyti, kad įvairūs tipai žmonių gali rasti būdą, kaip savo padėti, kaip siekti dalykų, kaip judėti į priekį, vieni greičiau, iš karto per veiksmą, kiti labiau apgalvoja, tada kažką daro, bet ir tie gali pasiekti tai, ko nori. O kaip, pavyzdžiui, tau padėti jaustis tvirtai ir kartu adekvačiai, nes tada galim į kitą pusę truputėlį pereiti, kad žmogus yra ir tokių variantų, aš esu mačiusi, kada tikrai nelabai geras specialistas, sakykime, mano akim žiūrint, aš esu ir pati išbandžiusi nemažai lietuvių koučerių tiesiog kaip klientė pati, nes man buvo smalsu irgi pamatyti, kaip žmonės dirba ir šiaip labai gera patirtis, aš labai daug išmokau savo, būdama klientė. Ir tikrai tu matai, kur žmogui, gal netinka būti, aš nežinau, negaliu pasakyti, nenoriu nieko ir, ten kažkaip žlugdyti ar kažką, bet tikrai būna, kur nelimpa. Gal dar anksti, gal patirties, aš pati turbūt irgi pradžioje turėjau visokių sesijų, ne? Ir tikrai galbūt kažkas galėjo pasakyti, kad čia ne man ir kad aš labai prasta šitoj srity. Bet yra tokių žmonių, kur, tikrai, sakykim, sutarkim, kad nelabai gerai, bet labai pasitikė savim. Ne? Ir tikrai socialiniai medijoje labai reiškiasi ir ten aš tavo vos ne visas problemas išspręsiu. Ir čia ateiktų pas mane ir tikrai esu tokių atvejų mačiusi. Tai va tada kyla vėl klausimas, kaip tą adekvatumą išlaikyti, kai tu, kaip, čia gal net ne man kyla, bet esu ir mačiusi, kad kitiem kyla, ne? Kaip galvoti, kad tu, kaip žinot tą realią situaciją, kad tu ne per daug pasitikė savim, ne per daug tarsi iškeli save, arba ne per mažai. Tai kaip tą aukso viduriuką rasti? Bet man, Jurga, iš karto atrodo taip, tai visų pirma neįmanoma, kas tau gerai, man blogai, kas Ernestai gerai, kažkam gerai, nėra vienos nuomonės, nėra nei gero, nei blogo. Ir tas žmogus, kuris, sakai, labai pasitikė, bet gal nelabai gerai veda, kažkam jisai labai gerai veda ir kažkam jisai labai tinka. Čia tas vėlgi, žinai, toks subjektyvus dalykas, kad, tu negali apie tai netgi diskutuoti. Paimkim, dėl ko nukenčia iš vis koučingo industrija. Tai dėl to, kad yra nemažai nepatenkintų klientų, kurie tarsi negauna tai, ką koučeris žada savo, reklamoj, socialiniai medijoje. Yra toksai reiškinys. Ir aš esu susidūrus ne kartą, kada pas mane ateina klientės jau nusivylusios, kitais specialistais. Tai taip, aš sutinku, kad gali būti įvairiai, bet tai nereiškia, kad nėra kažkokio tai standarto ar kokybės lygio ir panašiai. Tai kaip tada žinot pačiam savo, pagal savo supratimą, kada tu esi, tikrai adekvatus ir tuo pačiu tvirtas savim. Aš tai be nuomonės, nes aš vis tiek galvoju, kad tai neįmanoma. Aš, iš kitos pusės, pavyzdžiui, galima tokia refleksija. Aš esu jogos mokytoja ir pilateso mokytoja, treniruotės, kadangi Mažeikiuose yra ne viena trenerė, taip kad kartais klientė sako, kad man nepatinka tavo treniruotė ir po metų grįžta atgal. Kitas sako, kad pareina iš kitos trenerės ir sako, kad ten nepatiko treniruotė, pabūna čia ir vėl grįžta atgal. Nėra, kas patinka ar nepatinka. Tai man toks, mes visi kažkokią turim tą suvokimą ir kažkokią kelionę, ne? Ir, tu negali sakyti, kad yra, galbūt tokia tendencija yra, galbūt yra statistika, pagal kurią tu remiesi, ne, Jurga?
bet iš tikrųjų žmogų tu negali lyginti ne su kuo. Ir kas yra aukso vidurys, vėlgi reikėtų ilgai diskutuoti. O kas tau, Jurga, aukso vidurys, o kas man aukso vidurys? Tai, ane, Ir tam žmogui, kuris, ar ne, vat, kaip tu sakai, Jurga, kaip suprasti, va, tam žmogui, kad jis jeigu tai transliuoja, tai komunikuoja pagal jo suvokimo lygį, matyti, jam atrodo tai normalu. Ir jeigu dar ateina klientų, aišku, aš kaip suprantu, čia mintis buvo ta, kad vos ne toksai kaip apsišaukėlio, ar ne, kad maždaug aš čia deklaruoju, bet tada ir su klientu yra klausimas, nu jeigu jie tikisi ateiti pas coachingo specialistą, kuris jam išspręs visas problemas, yra labai užkelti galbūt dideli lūkesčiai, kur po to jie yra nepatenkinami, nes galbūt atiduodama atsakomybę tam coachui, kad jis turės išspręsti, ne aš. Man gal tik kažkokius įrankius duos ar paves ant kelio, ar ne? Ir kai nesinori pačiam dirbti ir tada nori užmesti atsakomybę kitam, nu čia tikrai toks diskutuotinas ir štai vietoj sutikčiau su Inga, kad kiekvienas mes esam, koks esam, niekas nedraudžia, jeigu tau atrodo, kad tu ten deklaruoji kažką per daug neįgali, aš manau, tai greitai labai, nu, kaip pasakyti, išlys. Ir vėlgi tai atsilieps ir klientų klausimų, ir atsiliepimais, ir tada tu pats persvarstysi, kad okei, gal šitoj vietoj man reikėtų kažkokius kitokius žingsnius dėti. Mhm. Okay. Jo, Violeta, čia šitą klausimą reikia palikti natūraliai atrankai. Jo. Tu kėlei ranką, Violeta, tai ką? Tai bet aš šitą ir norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų tas per daug pasitikėjimas savimi, jisai anksčiau ar vėliau duoda kažkokį rezultatą ir tada jau nuo tavęs priklauso kaip specialisto, ar tu atkreipsi dėmesį į tai, ar tu neatkreipsi dėmesį ir natūrali atranka įvyks. Tai aš irgi apibendrinant savo išsinešu jūsų iš šito klausimo, ne? Kad tikimybė, kad tu per daug neadekvačiai pasitikė, ypač mūsų moterim, kurios šiaip mes savikritiškos esame, Maža. jinai yra labai maža ir jau geriau tada, nu, tarsi perlenkti į tą pusę lazdą, negu į kitą, kad, nu, Išvis tu turi nepasitiki. tikrai potencialą ir nepasitikė. Taip, tai geriau, eiti ir tarsi pačiai gali atrodyti, kad per daug pasitikė, nes tas vidinis kritikas tada sako, nu, gal tu nesi tokia gera, kaip tu čia kalbi. Tai tikėtina būtų vertingiau vis tiek, negu kad atvirkščiai nuvertint save ir neduot tos naudos, kurią tu gali duoti. Ir, nu, nesidalinti, sakykime, savo pagalbą, kurią tu gali suteikti žmonėms. Taip, žinai, atsiprašau, Arnas. Ne, viskas gerai, aš tik tais taip. Žinai, kitą kartą netgi labai įdomu klausytis, pavyzdžiui, tarp mentorio nebūna, kai žmogus dalyjasi ir sako, ten ta moteris arba ta coacherė kažkaip labai reiškiasi, bet jinai nemoka ir negeba ir aš tikrai žinau. Tai, pavyzdžiui, man netgi klausytis labai keista yra to žmogaus, kuri pati mentorė apie kitą žmogų. Nes tai vėlgi labai daug ką pasako apie jį patį, ane? Mes matome tai, ką turime savyje ir kažkodėl tu galbūt neleidi būti tokia drąsi ir garsi kaip jinai, tada, nu, labai daug įsitikinimų ir tada tų vidinių konfliktų išlenda pačiai. Taip. Taip pat pabaigai, ką jūs palinkėtumėt mūsų žiūrovėms, ypač pradedančioms, kurios susiduria su abejonėmis tiek dirbant viens ant vieno, kas matyti rečiausiai yra, nes kai tu dirbi su žmogum sesijoje, tai tikrai, jeigu flow būsenoje esi, tai pamiršti viską. Bet gal labiau tas išlenda komunikacijoje socialiniuose tinkluose, pasakojimui apie save, savęs pateikimui, pristatymui, netgi kai susitinki šiaip su žmogum ar tinklaveikoje, ar kažkur tai ir kai paklausia, kuo tu užsiimi. Ir kainos prasme, nes, nu, tai irgi dažnai atsispindi kainodaroje, tas pasitikėjimas ir nepasitikėjimas savimi. O dar žinau tokiu atveju, kai pradedančios coacherės nemokamai siūlo sesijas ir niekas neima, tai tada iš vis dar, nu, sunkiau būna. Tai ką jūs patartumėt moteriam, kaip jos gali savo padėti pereiti per šitą etapą ir transformuoti ar pakelti tą pasitikėjimą savimi? Aš galiu pasidalinti iš savo patirties ir aš manau, kad, bet prisiminkim tai, kad aš darytoja, ane? Čia turim omeny tai. Tai aš būtent irgi su to susidūriau ir prisimenu pačioj pradžioj, ar ne, kol dar ir mokyklai mokėmės, ar ne, coachingo. Ir atrodo, kaip čia, tai žodžiu,
ką pamenu aš, tai buvo masė nemokamų sesijų, bet tai buvo irgi iš to, kad aš taip jaučiau. Nors ne, mes ten ir mokėmės, ir aš dar kaip šiandien prisimenu, buvo ar kovo 8, kažkas ten moters dienos proga, ir aš pamenu, paleidau, kiek prisiregistruos nemokamų sesijų, ten tiek prisiregistravo, kad aš 3 mėnesius variau nemokamai, bet man irgi reikėjo tos patirties, kur po to atrodo, ne, viskas, jau užtenka, jau noriu energetinių mainų. Pamenu, pirmą sesiją ten buvo ar 15 eurų, ar 20 eurų. Ir kur buvo, prisimenu, dar ir laiko ten normaliai valdyti nemokėjau, kažkas tokio, kur 3 valandas 20 eurų. Kur pamenu, galvoju, okei, man reikėjo šitos patirties, daugiau tokios sumos neimsiu. Ir tu po truputėlį kyli, tu kaupi patirtį, žmonės ar ne eina, tu automatiškai, kitaip sakant, tu turi paturėti ir tų nemokamų ar ne laikotarpį, tada tu turi turėti ir tų pigių, ir tada tu jausi iš vidaus. Aš visada keldama kainas jausdavau, kur aš jau jaučiuosi jau per daug duodanti, arba aišku, tu žiūri nuo klientų skaičiaus, nes laikas neguminis, jeigu tu matai, kad jų yra daugiau nei tu turi laiko, tada automatiškai keli kainą ir po truputėlį tai ir kyla. Bet neįmanoma peršokti nuo pirmo etapo iki iškart pasitikėjimo ir ten aukštos kainos. Tai yra procesas ir kiekvieno žmogaus vidinis augimo dalykas. Ir va tas pasitikėjimas savimi kaip specialistų ir plus rinka diktuoja. Jeigu pas tavė yra eilės, automatiškai tu jau turi kelti kainą. Nu, tu iš lempo šiaip savo nesusigalvosi to daryti. Tai va. Tai aš manau, tas pasitikėjimas savimi auga. Tai aš ką galiu palinkėti, tai eiti. Bijai, daryk bijodamas ir viskas. Ir vis tiek iš to išjudėsi. Taip, o man irgi tai paantrinsiu tau, va tas darimas, ane, ugdyti tą savybę, pasitikėjimą galima kur. Yra tikrai coachingo mokyklose, bent jau žinau, mokymų paslaugų tam centre, coachingo paslaugų centre yra uždaros grupės ir ten vieni coachai ir ten aš irgi kiekvienais metais turiu tokį susigalvojusi, kad ar prieš Velykas dovanoju visiems coachams ten 5 ar 10 sesijų su metaforiniam kortelėm. Kadangi ateina ten sąmoningi žmonės, tie, kurie nori praktikuotis, tie, kurie jau žino, apie ką kalba, tai yra, žinai, ugdyti tą savybę yra labai paprasta. Ir tada jau tu gali paprašyti tikrai atgalinio ryšio iš to pačio coacho, kuris įvardins ne tai, kad ai gerai arba blogai. Ne, jisai netgi parašyti gali, kaip, ko trūko. Vat labai geri mainai yra tada. Tu gali tenais ir nemokamai, arba ten, kaip tu sakai, už simbolinę kainą, ne? Tai va tos terpės labai leidžia augti. Va būtent tokios uždaros, netgi nežinau, gal uždara grupė ar neuždara, ten sesijos nemokamai vadinas. Tai va, ir ten gali palaikyti savo netgi ir tą tonusą, pavyzdžiui, aš mažai dirbu su klientais su metaforiniam kortelėm, tai ten einu tiesiog prasikvėpuoti, tam, kad nepamiršti, tam, kad įsivesti labiau tas korteles, kad pati apturėti tokį, žinai, džiaugsmą, tokį flow būseną, nes man jos labai patinka. Gaunu atsiliepimus, tada gaunu kažkokį feedbacką, bet tada gaunu iš žmogaus, kuris supranta, kas tai yra. Tai iš jūsų abiejų girdžiu, kad per veiksmą, per darymą ir kuo daugiau sesijų vedi, tuo tas pasitikėjimas savimi kaip specialistų auga, nes yra skirtumas, ne, kur tu 10 sesijų, pavyzdžiui, turėjai, kur tu turėjai 100 ir kur tu turėjai 1000 sesijų. Tai po 1000 sesijų negrįši, ko gero, niekada į tą būseną, kuri buvo, kai tu turėjai ten 10 sesijų, ne? Tai tas, tikrai labai turbūt fokusą irgi verta iš to, ar aš geras specialistas ar ne, labiau permesti į tai, ką aš galiu padaryti, kad paaugčiau, kad nuolatos augčiau, kad aš tobulėčiau. Ir tai gal ko gero yra netgi svarbiau negu įsivertinti save, kokioj dabar stadijoje aš esu šiandien pagal savo nuotaiką ir pagal savo suvokimą. Violeta, koks tavo būtų galutinis žodis? Mano galutinis žodis palyginimas. Ką daro chirurgas, kai jam prireikia operacijos? Jis eina pas kitus chirurgus ir jį operuoja. Tai coacheriai mes irgi galim coachintis, negalim būtina. Visiškai būtina. Tai einame pas kitus coachus ir coachinamės. Kur stringam, kur kyla abejonės, dėl ko kyla, ką daryti su tuo.
Vat Ernesta, jo, jinai darytoja, nu, čia pavydi labai daug kas Ernestai, tame tarpe ir aš. Galite jūs daryti. Galim viskas tvarko, bet yra vat, kitoks būdas tiesiog veikimo. Ir taip reikia pasėdėti, pagalvoti, pasianalizuoti. Nu tai eikit pas kitą specialistą. Tiem pradedantiesiam viskas gerai, kolegom padėti tie, kurie irgi mokosi, bet neikit vien tik tai pas tuos kolegas, kurie tam pačiam lygi. Nueikit pas kitus, kurie turi daugiau patirties, palyginkit skirtingai, kaip dirba coacheriai ir paauksit ne vien tik tai, kad savo problemą išspręsit, jūs kliento vietoj pabūsit. Ir ten irgi, vat, kaip Jurga pasakoj, kai tu buvai kliento pusėje, irgi labai daug kaip specialistas pasiemi iš to. Tai čia vien tik tai nauda. Taip. Aš atsiprašau, dar noriu, tokia mintis kilo, gal kažkam bus naudinga. Būtent tiem pradedantiesiam, kai kyla tas nepasitikėjimas savimi, taip pat reikia atskirti ir ar čia yra kaip specialisto, ane, vat kur aš ten nepasitikiu savim, plačiau žiūrėti, nes vis tiek mes turime parduoti savo paslaugas. Ar nepasitikiu savimi, nes neturiu žinių, kaip eiti save reklamuoti, kaip pateikti socialinius tinklus. Vat į tą platesnį taip pat išsigryninti, kur gal man trūksta žinių kažkokių, nes vis tiek, dabar jau šiais laikais, reikia pasitelkti būtent tom priemonėm, kuriuom mes galime ir nemokamam, ar ne, tai vat būtent ir socialiniais tinklais, nes tikrai žinau žmonių, kurie kreipiasi ir į mane, ar ne, irgi klausia pagalbos, kaip daryti, kaip išjudėti, tai vat čia irgi reikia pasižiūrėti, gal tai nieko nėra susiję su tavim kaip su specialistu, bet su žinių trūkumu ir baime, kaip apskritai pradėti eiti, komunikuoti, kaip save pateikti. Yra masė, kur mes prasmengame, ar ne, nes tų specialistų dabar yra tiek, tai kuom tu išsiskirsi? Padėti galbūt, eikit, išsikelkit užklausą pas kokį nors coachą, kas yra mano ta razinka, ar ne, kas mano ta vėliava. Gal tai padės tada eiti ir prasimušti, būtent ir pasitikėti savimi. O kaip jau tu ten vesi tą sesiją, čia jau yra kiti dalykai, ne, bet kaip save parodyti, nes tu gali būti labai geras dainininkas už 4 sienų ir kambarį ten giedoti, bet kaip tu parodysi pasauliu, kad tu toks kietas esi. Tai čia irgi yra kitas niuansas šių laikų, kaip čia, kur gali būti nepasitikėjimas ir baimės ir nežinomybė. Nes čia yra reikalų su šita vieta, tikrai. Labai daugam yra tas neigiamas įsitikinimas, tarsi save parduoti, apie save rašyti, kad aš negaliu girtis. Ir čia irgi aš tai rekomenduočiau įsvertinti, galbūt ir negalbūt, o ir tikėtina, kad tam reikėtų kito žmogaus pagalbos, kiek tai yra pagrįstas tas nepasitikėjimas savim. Ar jis turi pagrindo, ar jis yra objektyvus, ar jis tiesiog yra mano išgalvotas ir kilęs, kad aš nepamiegojau, nepavalgiau, kažko nespėjau, o gal padariau klaidą. Ir aš atsimenu pati, tikrai esu turėjus tokių esminių klaidų sesijų metu, ten nežinau, nedažnai jos retai pasitaiko, bet būna, arba būdavo gal labiau. Ir aš atsimenu tokį, aš žiūrėdavau serialą, anksčiau vadinosi Grey's Anatomy, dabar jau nebežiūriu, jis man nusivažiavo, bet ten buvo tokia viena serija, žodžiu, kur dėl gydytos klaidos mirė pacientas. Ten vienas iš pagrindinių aktorių, žodžiu, jis buvo pašalintas iš serialo tokiu būdu. Ir tada tai gydytojai pasakė, tegul šita, kažką tokio, tarkim, tegul šita klaida būna priežastis, dėl ko tu tapsi ženkliai geresnė gydytoja. Ir aš kai, susiduriu, kad kažkokią, padarai kažką, nežinau, ar ten pastabą kažkokią pasakau iš geranoriškumo, bet labai nepataikau, ar dar kažką tai sesijos metu ir matau jau veidas pasikeitė. Jau, o Dieve, viskas galvoju. Ir aš tada prisimenu, dėl šito dalyko tu tapsi dar geresnė specialistė. Šitą tu atsiminsi. Ir mokykloje lygiai taip pat, kai padarai klaidą, tu tikrai atsimeni, ypač jeigu tau parodo, kur klaida, ir jeigu tu gali ištaisyti ją, tu geriausiai tą vietą ir atsimeni, kaip daryti teisingai po to, arba ko nedaryti. Tai tau aš tiesiog kartoju nuolat savitaigą tokią, kad jeigu kažką suklydai, tai būtent dėl šitos
klaidos, tu dar geresnė specialistė tapsi. Tai tada tos abejonės, jos nėra jom, kuris įsprausi, jom tiesiog nėra vietos, nes pradedi džiaugtis tada ta klaida. Ir tas pasitikėjimas savim tada auga netgi tada, kai tu tarsi atrodo ir susifeilinė. O dėl komunikacijos, tai labai rekomenduoju tiesiog pasitikrinti per kūną, bet kūnas. Jeigu kūnas priešinasi, tai tada ieškoti kito būdo, kaip save pateikti, nes tų variantų yra labai daug. Kaip gali tiesiogiai, netiesiogiai, kito žmogus lūpomis, savo lūpomis, rašymų, video, tu gali labai daug būdų rasti, kaip informuoti apie save ir nebūtina rinktis tuos, kur visi daro arba visi sako. Jeigu kūnas labai stipriai priešinasi, esu ir pati mačius tokių reelsų, kur matosi, kad moteris negerai jaučiasi kalbėdama. Ir aš nežinau, ar jos po to prasimuša, jau nesaku ten toliau, po 100-ojo reelso gal pasikeičia, tai ir jau pasitikė savim ir kitaip kalba, bet gal tiesiog tai ne ją yra, gal jinai gali kitą būdą rasti, kaip save pateikti. Tai vat kviečiu irgi pasitikrinti, kaip jaučiasi kūnas ir gal čiut stumtelt save į priekį, nemesti balą, bet truputį tas ribas plėsti. Ir kitą kartą vėl truputį, ir kitą kartą, bet ant ribos to diskomforto ir šiek tiek tas ribas vis plėsti, kad paskui jau jos taptų plačios ir galima būtų pasitikėti savimi darant daugą. Ar turit ką papildyti, nes atrodo, kad norit kažką pasakyti. Sutinkam. Ok, tai ačiū labai, kad pasidalinot savo patirtimi, kad sudalyvavot, Ernestai ir atostogų metu sudalyvavot, tai labai vertinam tavo įžvalgas visas. Man tu esi viena iš tokių labiausiai pasitikinčių specialisčių. Inga irgi matau, kad drąsiai kalba, pasitikė savim. Mes irgi einam ten, tai tikiuosi, kad moteris rado ką išsinešti iš mūsų pokalbio. Ir visom specialistėm coachingo linkiu labiau kreipti dėmesį į tai, ką aš galiu duoti, kokius aš resursus turiu, negu į tai, nes mes visos, bet kokiam lygi, net ir ta kaimynė smalsi, jinai turi ką duoti žmogui, ne? Mes bet kokiam lygi esančios turim ką duoti, tai gal svarbu tą lygį adekvačiai matyti ir duoti tai, ką tu gali, ir nekelti savo kažkokių, tai nelygint savęs su kitais, kurie jau gali duoti daugiau ir turi daugiau patirties. Nes dar būna taip, kad pradedam, baigiam coachingo mokyklą, ne? Sekam kokią nors coacherį, kuri 10 metų jau dirba ir tada kodėl aš nesu tokia kaip ji iš karto. Ne? Tai vat, labiau adekvačiau žiūrėti į situaciją, pasižiūrėti, ką aš galiu duoti ir nelyginti save su tais, kurie jau pažengė yra, leisti tiesiog eiti savo tempu ir tada nebus tų abejonių arba jų bus daug mažiau ir mes pasitikėsim tame lygyje, kuriame esame. Tai va, tai labai ačiū, visom linkiu sėkmės ir iki kitų kartų. Ačiū labai, Ačiū sėkmės. labai, reikia. Viso.